Taigi, kada pradėjai pirmą kartą kurti turinį? Kada pirmą kartą pradėjau kurti turinį, o jie tau labai seniai, 2011 metais, Videogagos laikai, po to perėjom į YouTube ir, žodžiu, taip viskas prasidėjo. Tai ilgametis jau senolis esu iš tikrųjų, boomeris, taip sakant. Koks tau žaidimas paliko didžiausią įspūdį? Didžiausią įspūdį? Nu, manau, pats žinai mano mėgstamiausius žaidimus. Ponas Hitmanas, ponas Splinter Cellas, Metal Gear Solid. Šiaip jeigu reikėtų vieną pasirinkti, tai Hitmanas be konkurencijos. Visiškai, absoliučiai be konkurencijos. O tarkim, kadangi tu kūrei GTA logiką, dėl ko tavo, manau, net kanalas dar daugiau peržiūrų, dar daugiau žiūrimumų susilaukė. Koks tau apskritai iš GTA serijos yra tas mėgstamiausias žaidimas? GTA San Andreas be konkurencijos, geresnio nėra, pats geriausias vaikystės, paauglystės geimas. Dabar, aišku, jau nebe toks smagus, jau per daug atžaistas, tai dabar darau nuo jo pertrauką 5-10 metų, tada vėl galima bus sugrįžti ir mėgautis žaidimu. O dabar dar žinau, kad tu anksčiau įgarsindavai serialus, man atrodo, ar animacinius serialus ar filmukus, nežinau. Mėgėjiškai esu tikrai vieną kitą animacinį filmuką esu įgarsinęs, esu savo YouTube kanale įkėlęs. Esu vieną filmą bandęs įgarsinti labai senais laikais, kai dar turėjau prastą mikrofoną, buvo labai prasta kokybė, prastas įgarsinimas ir taip toliau, tai ties tuo ir pasibaigė. Bet tik mėgėjiškai ir tikrai profesionaliai ne. O negalvoja eiti į balso castingus? Norėčiau iš tikrųjų, bet nežinau, nedrįstu visų pirma, aš kai pasižiūriu, kokių yra įgarsintojų, kokie jų balsai, tembrai, mano balsas palyginus nublanksta, tai aš kažkaip net nedrįstu bandyti. Bet visai norėčiau, iš tikrųjų, norėčiau. O gal kažkas įkvėptų tau motyvacijos, jeigu, tarkim, sakytų žiūrovai, eik į balso castingą. Tai žiūrovai iš tikrųjų nekartą jau minėjo, esu Simpsonus įgarsinęs ir žiūrovai sako, wow, geriau ten už Džiugą Siaurusaitį ir taip toliau. Ar matėte tai? Taip, jie nugriaus Springfieldą. Man ir čia gerai, šį kartą apsnuoju ant to Springfieldo. Tėti, kaip tu gali atsukti nugarą visiems, kurie mus mylėjo? Tai irgi vertinimas buvo labai didelis, bet tokios motyvacijos neužtenka. Jeigu kažkas pasiūlytų iš tų atstovų įgarsintojų, tada gal kažką būtų galima pabandyti. O dabar, tarkim, koks tavo laukiamiausias yra žaidimas šiuo metu? Šiuo metu laukiamiausias žaidimas, iš tikrųjų gal Metal Gear Solid 3 remake'as. Dar nėra anonsuota, kada jis tiksliai išeis, bet jo, jis man dabar greičiausiai yra pats laukiamiausias, taip. Tai čia yra mano nebe pirmasis Game On renginys, beje, esu dalyvavęs pačiame pirmame Game On'e 2015 metais, jei neklystu. Tai tikrai buvo labai smagi patirtis iš tikrųjų, daug įvairiausių dalykų išbandžiau ir dabar, kaip suprantu, po kažkokios pertraukos Game On'as grįžta ir grįžta su trenksmu, nes dabar turėtų būti gerokai didesnis renginys. Tai labai nekantrauju pasižiūrėti, ką Game On'as šiais metais pasiūlys ir taip toliau. Beje, dalyvausiu Star Show už gal pusvalandžio kokio, tai irgi pažaisim Fall Guys, Face to Face, Quake'ą netgi, visiškas old schoolas. Quake'ą paskutinį kartą žaidžiau gal paauglystėje, nežinau, prieš 15, dar daugiau metų. Tai... Kiek valandų atgrindindavai Quake'ą? Oi, neatsimenu tikrai. Nebus daug. Tikrai nebuvau kažkoks jau didelis Quake'o fanas, bet yra ne viena valanda praleista senais laikais. Kadangi rytoj bus PUBG show matchas, kadangi tu komandai su Čestovu, Laurizu ir dar vienu... Vudis, Lukas, Čestovo draugas. Kaip tavo pasiruošimas vyko? Kukliai, iš tikrųjų, pasiruošimas galėjo būti truputėlį intensyvesnis, didesnis, rimtesnis, bet šiaip, ką žinau, esam susižaidę, gerai leidžiam laiką žaisdami, tai aš manau viskas bus gerai. Nu, esmė yra mums paimti pirmą vietą, arba pirmąją žiūrint į viršų, arba pirmąją žiūrint į apačią. Svarbiausia, kad būtų pirma, antros mes nepriimam. Plius, aš esu komandos talismanas, tai užkursiu savo komandos narius. Tu būsi kaip per Minecraftą tas, kur prikelia revival, kur padaro. Nežinau šitą dalyką, nes nežaidžiu Minecraftą, man čia svetimas dalykas. Bet suprantu, esmė aiškiai, jo. Bandysiu kažkaip, kad komanda, jeigu, pavyzdžiui, bus dugne, aš bandysiu ją prikelt, užmotyvuoti ir taip toliau. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis. Kodėl komandos pavadinimai Laskutas? Nes tokie esame, mes esam laskutai, taip sakant, mes kuklus, mes pasimetę, dažniausiai einam kažkur į lankas, nepataikom, bet bandysim, kovosim, iš visų jėgų, visas jėgas atiduosim. Ką, labai malonu Damage planai, geros tau dienos ir gero ateinančio PUBG show matcho. Ačiū. Tai ką, iki.